Sveiki, šįkart su laida Proveržio Lietuva lankome Raseinius. Miestą, kuris vis dažniau minimas kalbant apie regiono ekonominį augimą. Aplankysime dvi skirtingus sektorių, bet panašius iššūkius sprendžiančias įmonės. Tekstilės Danspin ir žuvies perdirbimo įmonę Norvelita. Nors jų veiklos sritis skiriasi, abi ieško būdų, kaip išlikti konkurencingomis globalioje rinkoje. Analizuosime tris svarbiausius proveržio elementus. Idėją, kuri leidžia kurti vertę net ir regionuose, investicijas, padedančias diegti pažangias technologijas ir įgyvendinimą, kuris užtikrina realius rezultatus. Kaip šie trys įveikia praktikoje ir ką iš Raseinių gali išmokti kiti Lietuvos regionai. Pirmiausia, užsukime į danų kapitalo įmonę Danspin, užsiimančią vilnonių kiliminių verpalų gamybą. Mes esame verpalų gamintojai, kurie iš natūralios avies vilnos gamina verpalus, iš kurių vėliau yra audžiami kilimai. Tai įvairūs kilimai skirti namams, privačiam sektoriui, skirti pramogų, laisvalaikio kompleksam, skirti kruiziniam laivam ir netgi aviacijai. Oho, o kaip danų kapitalas rado savo vietą būtent Raseiniuose? Čia tiesiog gana ilga istorija, bet buvo tokia nedidelis privatus versliukas, kažkada 2000 metų čia pradžioj. Ir vienas danų verslininkas pamatė jų stendą, pamatė, kad jie gamina tos verpalus, paklausė, kur sakė Raseiniuose. Tada jie privačiai čia vietoje aplankė. Ir sako, žiūrėkit, jūs turite žmonės, kurie sugeba ir gali dirbti, tai vadinasi, čia darbo jėgos yra daug, gali pasitikrino tas galimybės, kaip čia tuo metu tikrai ta bedarbystė gana buvo didelė. Ir sako, sako, aš turiu įrangą, statom čia. Mes po truputį augom, kol pavirtino tą įmonę su 500 darbuotojų, kur yra viena iš lyderių pasaulyje savo tom nišiniam versle. Tekstilė, tradicinis sektorius, kaip jis modernėjo su laiku, ką jūs pats pastebite ir ką, čia gamyboje taikote, kokią robotizaciją, automatizaciją, kokius inovatyvius sprendimus? Tiesiog pats galbūt tas procesas, jisai yra išlikęs jau keli šimtai metų nepakitęs ir kažkokių naujų tokių sprendinių, kaip gali būti kitaip pagamintas verpalas, jų nėra. Tačiau pačiam procese ir mašinų tam valdyme mes turim daug inovacijų, turime daug sprendimų šiuolaikinių. Vietoj to, kad ten keisti greičius per variatorius, krumpliaračius, per visokias kitas perdavimo dalykus, dabar turime dažnio keitiklius, turime valdiklius, turime kompiuterizuotas valdymo programas, turim geresnę furnitūrą, tai yra tai būtent tą paviršių, kuris jau ir konkrečiai atlieka tą pluošto apdirbimą, tai čia irgi yra inovacijos daromos. Šiaip yra pagrindė darbas su įrengimų modernizavimu, tai būtent jo valdymo lengvinimu, tam, kad operatoriai palengvintų darbą, jis galėtų efektyviau ir kokybiškiau gaminti produktą. Kokios perspektyvos atsiveria ateičiai? Vis tik ir dirbtinis intelektas. Ir šiandien nuskambėjo jisai ekskursijos metu po gamybą. Ar yra minčių kaip nors integruoti? Ne, tos mintys visada yra. Aišku, dalis to valdymo, kurį galima bus arba modernizuoti, arba palengvinti dirbtinio intelekto pagalba, tai mes tuos žingsnius tikrai darysim. Čia gal daugiau duomenų surinkimas, duomenų valdymas, gal gamybos srautų kontrolė ir optimizavimas, tai šitoj vietoje tikrai, manau, dirbtinis intelektas palengvintų, pagreitintų tą procesą ir leistų mums pasiekti geresnių rezultatų. Įmonėje galima būtų sutikti darbuotojų atvykusių ir iš Amerikos, ir iš Albanijos. Tačiau vietinio jaunimo vis dėlto trūksta. Galimybės, kiek leidžia įmonė, vidų įmonės darom tikrai šiuolaikinės ir modernės, suteikiam į darbo vietą ir galimybę žmogui tobulėti ir augti profesiniu požiūriu. Tačiau, ką jis veikia po,
vis tiek liūdnokas yra mūsų tas gyvenimas. Tai yra Raseiniuose ne taip smagu, sakot, ir trūksta to veiklų. Aš manau, jaunam žmogui atrodo, kad reikia, bet jeigu šeimai gyventi, tai aš manau, kad čia yra daug ir pliusų, ir ramybė, ir galimybė lengvai pasiekti gydymo, mokslo įstaigas, vaikus atvežti, pasiimti iš mokyklos. Tai yra tų gamta, žaluma. Yra ir pliusų, aišku. O jeigu dabar kalbėtume apie iššūkius, su kuriais susiduria jūsų įmonė, kas tai yra, ir kas dažniausiai lemia tos iššūkius ir kaip galėtų galbūt valstybė netgi pagelbėti? Yra vienas iš iššūkių, aišku, yra tai, kad jaunimas nenori dirbti paprasto darbo. Visi galvoja, kad jie gali surasti galimybės galbūt prie kompiuterinio stalo ar dar kažkur. Čia pas mus kaip bebūtų, vis tiek darbas yra fizinis, jis yra gana monotoniškas ir ne kiekvienam jis gal ir patinka jaunam ypač žmogui. Bet pliusas yra tai, kad tie žmonės, kurie pabando pas mus dirbti, jie išvažiuoja paieškoti tos laimės ir į užsienį, galbūt į kitus didesnius miestus ir džiaugiamės tuo, kad gal apie 50% sugrįžta vėl atgal tą įmonę, kas sako, pabandė visur, bet pas jūs, sako, vis tiek yra geriau. Tai kažką darom teisingo tikriausiai dėl to. Įmonės vadovas iškėlė į paviršių ir tam tikrus valstybės biurokratinius procesus, kurie kartais užkerta verslui kelią, siekiant optimizuoti savo veiklą. Mes kaip privatus verslas norėjom įrangą nusipirkti, kurią dalinai rėmė būtent, irgi buvo remiama iš fondų. Tai norėjom nusipirkti teisingą, gerą, optimalią kainos ir kokybės požiūriu. Mūsų vertė nusipirkti pigiausią. Žmogus gal ir nenorėtų nusipirkti pigiausią daiktą, norėtų nusipirkti geriausią, jo lab, jeigu tu investuoji 20 metų į priekį. Tai yra tam tikrų niuansų, bet matyti tikriausiai dirba biurokratinis aparatas savo apsukom ir turi vidinius tuos kažkokius matyti įsipareigojimus ar tuos nurodymus, kurie verčia, tenka paskui įrodinėti, kad mes vis tiek teisūs, mes neėjom. Tai kažkiek pavyko įrodyti, kažkiek ne. Kadangi didžiąją dalį kaštų vis dėlto sudaro elektros energijos kaštai, tai šitoj vietoje mes kartais tu susiskaičiuoji biudžetą, kadangi mūsų pelno marža yra labai nedidelė. Mes turim labai daug gaminti, būti labai efektyvus, turim gaminti kokybiškai daug, kad patenkinti klientus ir kad jie norėtų iš mūsų pirkti. Ir jeigu tu susibiudžetavęs turi vienokią ir tu pasiūlei mūsų klientui tam tikrą kainą mūsų gaminio ir tu paskui matai, kad ją niekaip netelpi dėl to, kad padidėjo elektros energijos kaštai, dar kažkokie atsitiko dalykai, kurie ne visiškai priklauso nuo tavęs, to, kad tu negali valdyti. O šitoj vietoje, jeigu valstybė galėtų kažkiek padėti ir turėtų savo kažkokius svertus, kurie galėtų leisti truputį kompensuoti ar kažkokiu būdu sušvelninti, būtent tuos tokius pildomas tas išlaidas, su kuriuom susiduria verslas, tai būtų labai svarbu. Toliau susipažinkime su Lietuvos ir Norvegijos įmonė Norvelita, kuri specializuojasi lašišų ir kitų žuvų produkcijos gamyboje. Tai Norvelita gyvuoja jau bene 30 metų. Jau 30, su keliom dienom viršaus. Įspūdinga. Kaip keitėsi, sakykit, visas procesas, modernizacija per visą tą laiką? Kas labiausiai pasikeitė, sakytumėte? Pirmiausia, tikriausia žuvies vartojimas. Kada mes pradėjom gamybas, mes pažinojom tik tai silkę ir skumbrai tikriausiai, kitų žuvų ne. Tai šiandien dienai mes dirbam tikrai su begalė žuvų, bet karalienė mūsų yra norvegiška ūkiuose užauginta lašiša ir laukinė lašiša sokajus iš tolimos Aliaskos. O kaip inovacijos bendrai, kurios ateina į pasaulį, keičia žuvies sektorių? Ką jūs pastebite? Ką matote, kad reikia įdiegti, nors kartais gal ir brangoka, o galbūt ir neaišku, ar atsipirks? Tikrai apie visą žuvies sektorių mes kalbėti negalim, nes mūsų yra tam tikra specifika ir specializacija. Ir kaip minėjau, didžioji dalis yra lašišų perdirbimas. Ir dirbam
dirbam dažniausiai su šviežiom žaliavom. Tai visa inovacija vis tiek grindžiama į produkto saugą, į produkto kokybę ir čia prasideda, kadangi gaunam šviežią žaliavą, pagrindinis tikslas yra jos nesugadinti, nes iš geros žaliavos pagaminsi gerą produktą. Tai didžiausias inovacijos ir didžiausia automatizacija yra vadinamam filetavimo padalinyje, tai pirminiam žuvies apdorojime, tai yra ir plovimas, pjovimas ir ten mes turim tikrai minimalų žmonių skaičių, bet pačias naujausias technologijas, o jau pakavimas, pjaustymas yra labai individualu nuo kliento poreikio, kaip jis nori, nes mes madų nediktuojam, nes, kaip minėjau, mes gaminam privatų ženklą ir dažniausiai mes teiraujamės, ko reikia klientui ir stengiamės atliepti jų lūkesčius ir tai lemia mūsų investiciją. Bet be abejo, gyvenam tokiam pasauly, kur mes turim vis tiek žiūrėti į nepriklausomybę prasme ir verslo. Mes stengiamės būti nepriklausomi nuo arba minimalizuoti priklausomybę tiek ypatingai energetiniuose resursuose. Tai visa tai yra visiškai nesvetima ir čia tikrai atiduodam didelę energiją ir daug energijos energetiniai sryčiai. Ir jums tai pasitarnauja, aišku, kasdienybėje. Tikrai taip, tavo jėgom pasidengiam priklausomai nuo oro sąlygų, bet iki 40% energetinių resursų. Jeigu kalbėtume apie verslo aplinką mūsų šalyje, ar ji yra palanki tokio tipo verslų kaip jūs? Labai didelė tema tikriausiai ir mes jau labai daug su gerbiamu ministru diskutavom ir yra labai jautru, vienu žodžiu palanki, nepalanki tikrai neatsakysiu, nes yra labai daug dedamųjų ir galbūt daugiausia yra biurokratinių dalykų, kurie ateina ne iš mūsų šalies, bet tikriausiai iš mūsų valdininkų paklusnumo Europos komisijai ir Europos komisijos reglamentam, nes mes tikrai esam tokie pirmūnai visų užduočių ir sąlygų vykdyme, tai čia yra tikrai labai dideli iššūkiai ir kasmet jų daugėja. Dėl verslo aplinkos, aš galvoju, tai priklauso ne tik nuo šalies, bet ir nuo savivaldos, bet ir geopolitinė mūsų geopolitinė situacija yra, kuri mums nulėmė šiandien dienai viską ir mes tikriausiai esam bejėgiai šito klausimu, tik palinkėti taikos pasauliu. O kaip vis dėlto valstybė galėtų padėti augti tokiems regionų verslams kaip Norvelita? Mes jau nebeturim pigios darbo jėgos, ką mes buvom pratę kalbėti, todėl kad mūsų minimumai Europos lygmenių yra tikrai jau paaugę ir labai aukšti. Ir jeigu mes ir palengvintumėm užsieniečių įdarbinimą, šiandien jau yra tai tikrai nebepigi darbo jėga. Tai yra vienas iš punktų. Antras punktas tikriausia, kad valstybė turėtų labai gerai pasižiūrėti į socialinės išmokas ir nekonkuruoti su verslu, suteikiant tiesiog nekontroliuojamas lengvatas, galbūt aš taip pasakyčiau. O trečias, ką leisti dirbti ir galbūt vėl koridoriai, statybų, licenzijų, naujų projektų diegimui būtų smagiau, jeigu specialistai priiminėtų sprendimą. Ir dar pasakysiu kitaip, kad priiminėjami sprendimai būtų, nes mes dabar dažnai susiduriam su sprendimo atmetimu, dėlsimu, neatsakymu, sprendimų priėmimo vilkinimu. O mums labai svarbu, kad sprendimas būtų greitai priimtas, nes mes klientai savo negalim pasakyti, kad neatvešim produktų, mes jas turim gaminti ir vežti. Tai gerbiamas mere, 3I planas, jisai žada stiprinti kaip ir Lietuvą ir regionus. Ar jūs jau jaučiate kokius nors pokyčius? Jaučiame iš dalies, bent jau dėmesys didesnis regioniniams savivaldybėms, tai norime bent jau ne tik tai, kad vystytųsi Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tačiau ir regionai, tai tas dėmesys turbūt gerokai didesnis negu seniau. O kalbant apie tai, kokios inovacijos diegiamos čia, būtent čia šiame regione ir būtent Raseiniuose, tai 2 įmonės aplankėme. Danų kapitalo įmonė Danspin, čia toksai pavienis atvejai šiame regione, tokia pavienė sėkmės istorija ar kažkoksai kryptingas netgi ėjimas ir tų investicijų prisitraukimas iš užsienio kapitalo? Dabar lankėmės turbūt tokiose labai nišinėse įmonėse, kur specializuojasi specifiniai labai srity.
Tai, pavyzdžiui, kai Ventspilės, tai verpalai pasaulinio lygio, kilimų gamybai ir taip toliau. Narvelita irgi žuvies pramonė. Tačiau Raseiniai turi ir kitas sritis, kur mes galime specializuotis, tai įvairios statybos įmonės ir kiti sektoriai. Mes dar turim potencialo ir turizmo srityje. Tai tikimės iš ministerijos ir apskritai pavaldžių įstaigų tokio didesnio impulso būtent tom nišiniam vietom, kur mes galėtumėm būti unikalūs ir būti vieni geriausių. O kas dar gali pritraukti tos jaunus žmonės, pasilikti čia Raseiniuose, nes čia šiandien išgirdome ne vieną kartą, kad darbuotojų trūkumas yra kaip ir problema, kvalifikuotų darbuotojų, ką daryti, kokį planą jūs turite? Paprastas dalykas, turbūt medalis turi dvi pusės. Pirmiausia, tai yra visą tai, ką mes galime mažose savivaldybėse susteigti. Pavyzdžiui, Vilniuje to nėra. Mes, pavyzdžiui, galime užtikrinti darželio pilną patenkamumą. Mokyklos tikrai pas mus aukšto lygio yra, kur gali įgyti mokiniai tikrai gerą išsilavinimą, atnaujintos laboratorijos, mokytojų dėmesis ar ne, toliau infrastruktūros, užsiėmimo, laisvalaikio dalykai, kavinės ir taip toliau. Mes tokią simbiozę turbūt geresnę turim mažesnėse savivaldybėse, tokia bendravimo labiau kultūra, kur vienas kitą palaikom, paremiam, negu didžiosios savivaldybės. Tai mūsų turbūt vienas iš privalumų ir COVID metu tą turbūt galėjom pastebėti, kad daugelis iš didžiųjų miestų kraustosi į mažuosius arba ieško sodybos kažkokios nusipirkti, nes keičiasi darbo pobūdis, galima daug darbų dirbti nuotoliu. Tai, pavyzdžiui, tokios savivaldybės kaip Raseiniai ir galėtų būti viena iš tų savivaldybių, kur viską šeimai turint, vaikams užimtumas, ten, tarkim, darbo turėjimas irgi gali būti ir nuotoliu, ir vietoje dirbti ir taip toliau. Tai mes tokie pakankamai konkurencingi, mažesni būdami. O kaip matytumėte po 5 metų tą proveržį? Po 5 metų yra sudėtinga prognozuoti, nes tos mažosios savivaldybės susiduria, kaip sakau, su iššūkiais, tai yra senėjimo pirmiausia, bet iš kitos pusės tai yra ir tam tikrai ne tik tai iššūkiai, bet ir galimybės. Nes, pavyzdžiui, Raseinių savivaldybė specializuojasi dabar senelių namų, globos, sveikatos gerinimo srityse. Tai mes kaip savivaldybė investuojame nemažai pinigų, statydami senelių namus, rekonstruodami senelių namus, investuodami į socialinės paslaugas, į sveikatos paslaugas, nes visuomenė senėja, matom, kad tai yra potencialas augti šiai paslaugai. Tai, pavyzdžiui, kokių nors slaugytojų padėjėjų mes visą laiką pas mūsų rajone darbus. Tai mes, kaip sakau, turime atskiras nišinės vietas, kur mes kviečiame dirbti tą patį darbuotoją, investuotoją, kur galėtų tas paslaugas teikti. Ir pabaigai galbūt kitos savivaldybės, kiti regionai galėtų ko nors pasimokyti iš jūsų, iš Raseinių? Galbūt kiekviena savivaldybė yra unikali, kiekviena savivaldybė yra savita. Tai mes kaip savivaldybė turbūt didžiausią dėmesį skiriame religiniam turizmui, tai kitoms savivaldybėms turbūt ir galėtumėm papasakoti, pamokyti, kaip tai reikėtų daryti ne tik tai nacionaliniam lygmenį, tačiau ir tarptautiniam. Gerbiamas ministrė, tai iš to, ką išgirdote, pamatėte šiandien Raseiniuose, ką galite pasakyti? Kur čia jaučiamas tas didžiausias proveržis ir ko? Galbūt kiti regionai netgi galėtų šiandien pasimokyti iš Raseinių? Didžiausias proveržis tai vėlgi, kas yra ir kai kurios kitos savivaldybės, tai savivaldybės proaktyvumas ir aiškiai strategija, kur savivaldybės save mato, kur pozicionuoja ir koks siektinas rezultatas. Tai čia apie savivaldybės vykdomą politiką, tai tikrai ir turizmo srityje turi labai aiškią idėją, kur mes tikrai pasitengsim irgi būti partneriais. O grįžtant prie verslumo, apskritai tai aplankėm 2 įmonės, kurios yra tikrai nišinės, tai yra ir tiesiog maisto pramonė, pavadinkim tai paprastai, kita įmonė yra tekstilės. Ir kas mane nustebino, kad turim tekstilės įmonę Lietuvoje, kuri sėkmingai konkuruoja ir nukonkuruoja Azijos rinkas savo kokybę, savo produkto žinomumu. Tai čia irgi tas pavyzdys, kad netgi ir
pramonės srityse, kurios kaip ir būdavo laikomos, kad na, gal čia pralaimim kovą su ne ES valstybėmis. Ne, iš tikrųjų Lietuvoje turim pavyzdžių, kur yra įmonės, kurios eksportuoja 99% savo produkcijos ir tą daro sėkmingai. Tas pats ir su maisto pramonė. Tai apskritai yra nišinių verslų savivaldybė, kuriems labai gerai sekasi. Ir žinoma, na, esminis dalykas tai pagelbėti, padėti vietiniam smulkiam vidutiniam verslui, kurio čia yra daug, tikrai daug. Ir šiandien susitikimą turėjom su vietinė verslo bendruomenė, tai kas irgi labai, na, visą laiką yra turininga, produktyvu, kad turim aiškius klausimus, aiškias įvardintas problemas ir iš mūsų ministerijos pusės tikrai daug ką galime išspręsti. Daug kas yra ne mūsų ministerijos žinėje, daug kas susijęs su ES reglamentavimu, bet visą laiką, na, siekiame kuo geresnės verslo skatimo aplinkos. O tokios įmonės kaip Norvelita, ar dar gali tikėtis valstybės paramos, na, investicijų kokiu nors plėtrai, ar jau jos skaitomos kaip, na, tokios tikrai sėkmingos ir pavyzdinės? Tai žinoma, yra sėkminga pavyzdinė įmonė, bet visą laiką, na, mūsų tikslas yra užtikrinti, kad ir išliktų mūsų įmonės konkurencingos. Čia irgi yra keli svarbus aspektai. Tai pirmas, investuok Lietuvoje ir tai, kad mes suvienodinom sąlygas tiek užsienio, tiek ir vietos investuotojams. Tai įmonės tokios kaip Norvelita, planuodamos savo verslo plėtrą, gali kreiptis į mus, į ekonomikos finansų ministeriją, investuok Lietuvoje, tam, kad, na, irgi gauti valstybės pagalbos tam tikrą paketą, kurį mes siūlom ir užsienio investuotojams. Nes, na, žinoma, turim žiūrėti ir į savo vietinį verslą. Kitas svarbus dalykas, ką mes dabar irgi jau dėliojam ir siūlom, tai kalbam apie inovacijas ir produktyvumą. Čia yra labai svarbu technologinis atsinaujinimas. Tai jau senokai kalbam su ekosistema ir Lietuvai, na, tikrai reikėtų pelno mokesčio lengvatos, tai nulinio tarifo, kai reinvestuojama į technologinį atsinaujinimą. Tai būtų atsakymas daugeliu įmonių, kurios, na, tikrai nori skatinti produktyvumą per robotizacijos sprendimus, skaitmenimo sprendimus, dirbtinio intelekto sprendimus ir tai gerokai palengvintų, atlaisvintų įmonėms, na, galimybės diegti inovatyviausius sprendimus. Darbuotojų trūkumas, ypatingai, na, jaunimo, jaunuolių tarpe, tikrai buvo pabrėžtas ir šiandien Raseiniuose. Ką valstybė dėl to daro, na, kad išliktų žmonės čia vietoje, o ne rinktųsi didmiesčius ar keliautų į užsienį? Tai viena dedamoji, tai žinoma, yra išlaikymas čia gyvenančių žmonių arba jų gražinimas, tai per aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas, nes tikrai rajonai kaip Raseiniai turi daugybę pranašumų lyginant su didmiesčiais. Kamščių problemos, darželiai, mokyklos, čia nieko to nėra, čia tempas gerokai yra mažesnis ir aš manau, konkurencingos darbo vietos, tai jos yra atsakymas į tą klausimą. Kitas dalykas, vėlgi, na, ne visų specialistų, ne visų inžinierių tu gali turėti visgi rajonuose, tai čia irgi grįžtant prie to pirminio klausimo apie produktyvumo skatinimą, dirbtinio intelekto sprendimus, tai vėlgi atliepiant tam tikrus darbo rinkos iššūkius. O šiaip, apskritai sprendžiant visą talentų problemą, aš tai pavadinčiau, tai Lietuva strategijos neturi. Nei kaip mes ruošiame talentus, nei kaip mes perkvalifikuojam, steigiam kvalifikacijas ar panašiai. Netgi kai kalbam apie kitų šalių piliečius ir jų darbinimą Lietuvoje, tai dabar ministerijoje esam parengę talentų įstatymo projektą, kuris aiškiai apima visas šias spręstinas problemas ir įgalina ir įpareigoja kitas ministerijas, na, vykdant savo funkcijas atsižvelgti į darbos rinkos poreikių užtikrinimą. Ir pabaigai, kodėl manote investuotojas, na, turėtų rinktis būtent Raseinius? Investuotojas būtent Raseinius turėtų rinktis dėl to, kad čia yra labai gera geografinė pozicija Lietuvos mastu. Čia yra daug potencialo, ypatingai turizmo srityje, kai kalbam apie turizmą susijusi su tikėjimu, taip. Ir apskritai, vėlgi, savivaldybė, na, tikrai gerą ryšį turi su čia vietiniu veikiančiu verslu. Ir manau, kad, na, Raseiniai turi daugybę pranašumų, kurių negali pasiūlyti kitos savivaldybės.